Labadiena, regbio mėgėjai, sveikiname su jumis iš Vilnius. Čia mūšiai dėl pozicijų. Vilniaus Geležinis Vilkas ruošiasi mūšiai su Garkalnės Livonija ir tai yra mūšiai dėl 5-7 pozicijų. Sunkios rungtynės, labai artimas, galiausiai vis tik tai pralaimėjimas. Susidarė toks įspūdis, kad trūko koncentracijos abiem komandoms gynyboje. Sutiktum su to, kad čia buvo tas kertinis faktorius? Nežinau, iš tikrųjų, abidvi komandos gan gerai atakavo. Tokį atakuojantį regbį žaidė, iš tikrųjų, oras visai neblogas buvo, nelijo, pakankamai aikštė sausa. Tai turbūt geriau atakavom negu gynėme. Šiandien tai yra taškų daug ir tokių, sakyčiau, nemažai lengvų taškų. Prieš mėnesį būsios rungtynės su Latvijais privalumas ar trūkumas buvo vėl su jais žaisti? Tai turbūt jokio skirtumo, iš tikrųjų pralaimėjom tada 1 tašku. Norėjom revanšo, norėjom apginti namų aikštelę. Tikrai turim ir pasitraumavusių žaidėjų šiais metais ir ta komanda iš paskutiniųjų jau kovoja tikrai vyrai. Viską atidavė, biškai pritrūko, tai gaila. Bet šiaip kova nebloga buvo. Labai stipri antrojo kėlinio pradžia, pirmoji jo pusė ypatingai, antrojo kėlinio pusė jau gerokai silpnesnė. Matai kažkokių priežasčių, kad tai nutiko? Turbūt čia kažkur giliai kapstyti nereikia, mes šiais metais, kaip ir sakiau, šiek tiek pasitraumavusi, turim daug jaunimo ir tas žaidimas mūsų toks banguotas. Tai tas jaunimas momentais iššauna, sužaidžia aukščiau galimybių patyrusių žaidėjų, bet kartais sušlubuoja, kartais patys žaidėjai ir patyrė. Taip pat šiais metais neįtim pastoviai žaidžiam, tai tas toks linksmieji kalneliai. Tai taip ir žaidžiam banguotai šiek tiek. Tai visą sezoną panašus vaizdas komandai iš tikrųjų. Smūgis tikslus ir ties šiuo smūgiu rungtynės ir baigęs 39-36 laimi Livonija, laimi labai gerą mūšį, labai įdomų mūšį. Rungtynėse, kuriuose turbūt norėtume kokybiškesnės gynybos, tačiau nebuvo prastos rungtynės, įdomios, atkaklios, kaip ir visa šiuometinė regbio top lyga.